Daug kas nepatenkinti esat savo dabartinę padėtim. Tais įvykiais, kuriais jūs sudarė galimybę būti tai dabarčiai, kuri jums nepatenkina. Jūs dabar matot savo klaidas, ką blogai daryt. Jūs norėtumėt ištaisyti tas klaidas ir pakeisti savo dabartį, pakeisti tuos praeities įvykius. Mylėjai, aš žinau, kad tai įmanoma. Savotišku būdu, bet tai įmanoma. Žinot, ką reikia daryti? Jūs sugrįžkite į tą laiką mintimis, neteisdami savęs. Jokių būdų negalima teisti savęs. Jokių būdų negalima savo priekaištauti, graužtis ir pergyventi dėl to, ką jūs dabar turit. Dėl blogų įvykių, blogų pasiekmių jūsų sprendimų. Jokių būdų neteiskit savęs. Bet paimkit, grįžtam į praeitį, į tą laiką, kai darė tuos sprendimus. Ir tiesiog jūs pasakot, kaip juos tada būtumėt pakeitę. Vizualizuokit, įsivaizduokit tą savo tuo momentu, tą būseną, sprendimus, va dabar aš taip darau. Va taip ir taip darau, taip ir taip sprendžiu, taip ir taip tenais ką parduodu, ką perku ir taip va padarau. Ir jūs, žinot, kas įvyks? Jūs kvantiniam lygmenį prasisuks tai kaip navigacija, kai jūs įsivedat į, kaip aš noriu trumpai ir labai aiškiai jums tą paaiškinti, jūs į navigaciją įsivedat tam tikrą maršrutą, bet sugalvojat pakeisti. Nuvažiuojat kažkur į parduotuvę, užvažiuojat ir navigaciją perorientuoja, arba prisimenat, kad kažkur reikia užsukti ir jums perskaičiuoja tą visą kelią, visą tą maršrutą pagal dabartinę jūsų kur atvykę vietą. Likimas visą tą padaro su jūsų gyvenimu taip pat. Kvantiniam lygmenį vyksta tokie patys procesai. Tiesiog jie padaro kitą maršrutą ir pritraukia kitus tam tikrus įvykius, kurie atves lygi norimų jūsų tikslų, norimų jūsų užsibrėžto ir norimo tikslo. Supratot kaip? Tai yra labai paprasta, tai labai lengva. Tiesiog taip pažaiskit, pabandykit, paeksperimentuokit. Ir ateis laikas ir jis susidėlios gana greitai. Aš manau, kad gali būti kai kam ir per pusę metų pasikeis situacijos. Iš lempos, kaip sakant, nukris iš dangaus kažkokie tai pasiūlymai, kažkokia situacija ir jūs patys nustebsit, kad atsidūrėt ten, kur jūs norėjot. Mėlėjai, darykit taip. Tai nėra sudėtinga, tai nėra labai sunku ir galit paeksperimentuoti, nepabandę nežinosit, bet tai veikia. Iš mano patirties, iš mano gyvenimo tai yra išbandyta. Aš viską, ką jums patariu, būnu paeksperimentavus, būnu išbandžiusi ir tai yra patikrinti faktai. Pažaiskit šitos dainimus. Ir dar pakartosiu, niekada nedrįskit savęs kaltinti, graužti už savo klaidas praeities. Ir kartuose tą kartojus esu ir daug kartų ir viską. Tiesiog tai buvo jums pagal karmą reikėjo padarytas nesąmonės, tas klaidas ir turėjo tai būti pamokos jums, kad jūs kažko išmoktumėt, kad gal nubausti būsit, turėjot būti, ar kažkas tokio. Tai turėjo jūsų gyvenime įvykti ir palikit tai ramybėj, tai praeitis. To nebėra, praeitis, gyvenkit toliau. O jeigu norit pakeisti, keiskit. Kaip patariau, taip ir pabandykit padaryti. Linkiu jums visiems sėkmės, visi būkit laimingi, sėkmingi, sveiki ir parašykit man ateity, ar jums tai pavyko.